Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip padaryti taip vadinamą baby loko siūlę, nenaudojant overloko, o vien tik tai imitaciją, darant zigzagą su universalia mašina. Ir atrodo štai toks mažiukas zigzagiukas per natūralaus šilko sijonuką. Renkamės paprastą zigzagą ir nusistatom. Zigzago ilgis, adatos svyravimo ilgis yra 2 mm, zigzago tankis yra 1 mm. Reiškia, zigzagas bus labai nedidelis ir labai tankus. Siuvam iš blogosios pusės. Kraštą apatinį reikės palenkinėti, kiek galima mažiau. Jeigu dar nesate įgudę, palenkite maždaug iki 5 mm. Laikom būtinai ir iš vienos pusės rankom, ir iš kitos. Darom zigzagą. Atkreipkite dėmesį, zigzagas turi būti toks, kad vienas adatos dygsnis yra ant audinio, o kitas išorėje. Ir va taip žygiuojam aplinkui. Paskutinis darbas, kurį jums reikės padaryti, tai apkirpti štai šitą palenkimą. Va čia, tuos brizgaliukus labai atidžiai su žirklutėm ir jūsų baby lokas jau padarytas. Kuo stipriau jūs įtempsite audinį, tą apatinį kraštą besiūdami, tuo labiau garbanosis jūsų kraščiukas. Jeigu nenorit, kad labai garbanotųsi, mažiau tempkit. Jeigu norite, kad bangelės būtų didesnės, tada patempkit labiau. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Tegul jūsų sijonai būna patys gražiausi.